Girdint ir matant, kaip mes elgiamės su kaimynais, kaip mes draugaunam su kaimynais, iš tikrųjų negaliu taikstytis, kada buvo puikus pas mus santykiai su Lenkija, neblogi santykiai buvo su kitais kaimynais, jie tapo kažkaip tai pažeisti tie santykiai ir man kaip Ignalinos vadovui, lankantis pas savo partnerius Lenkijoje arba Baltarusijoje ir kada jie, pradeda sakyti, kad kas čia atsitiko tarp mūsų valstybių, kad kažkokie tai, pykčiai atsirado, neapykantos. Iš tikrųjų, manau, kad mes kažkaip tai į problemą atsakom kitą problemą ir sukūrėm, neieškom, išeities, o sukūrėm dar didesnę problemą ir gavosi taip, kad artimiausi kaimynai, artimiausi mūsų partneriai, su kuriais liktai galim pasiekti gražių tikslų, tapo atskirais atvejais mūsų nedraugai. Todėl manau, kad Ukrainos atvejais parodė, kad mes tikrai savo ambicijas turim mesti į šalį, mes turim sėsti ir šnekėtis principinių dalykų ir principinėse dalykuose sutarę turim gerbti vienas kitą, palaikyti draugiškus santykius ir aš nemanau, kad nėra galimybės tokiai draugystiai, jinai buvo ir mes turim pasinaudoti netgi šitą progą, kad išryškėja yra svarbiausi valstybės išlikimo ar ten, sakykime, teritorinio vientisumo klausimai ir turėdami tai omeny, turim gražinti santykius į normalią padėtį ir turim jaustis, kad kiekvienoje vietoje Lenkai yra mūsų draugai ir partneriai, kaip ir mes turim irgi būti jų draugais ir partneriais.